Mums svarbu, kad prenumeruotumėte mūsų kanalą. Šiandien. O kokio nori? Jokio aš nenoriu, bet nupirk. Labas rytas. Labas rytas. Tai šiandien jau 28 diena, ketvirtadienis keliamės, dabar 6 maždaug. Keliamės, nieko nevalgysim kol kas ir kutysim toliau namo. Rytas gražus, Laima bando išlysti iš palapinės, deda visas pastangas, kad pavyktų. Ne taip jau čia man taip ir sunku išlysti. Žiūrėte. Viskas gerai, tik tai daug rasos, virki savo kavą ir vyniojamės viską. Važiuojame iš savo nakvynės vietos, išsimiegojom kaip pataluose ant žolės ir tęsim toliau savo kelionę. Per pievą kaip čia pypia. Aha, per pievą važiuojam. Oi, kaip pypia, nieko tuo išvažiuos. Be 15:07 šiandien anksti išvažiuoju. Pavalgysim, kur vėl sustoja. Tai aš tik kavos išgėriau, kaip visada. Gaunu teisę rytais išgerti kavos. Tau per daug teisių suteikta. Čia viena iš mano teisių, kurią aš įsireikalavau. Pilis ant kalno, Pilies griuvėsiai. Pilies griuvėsiai, Slovakija. Vėl priartėjom prie kalnų, Karpatai. Dar šiek tiek kalnų vaizdų ir be galo didelį transporto grūstis. Sakom, gal jau čia, kur ir bus pasienis, privažiuojam tunelį. Apšviestas, tai kai dviračiu privažiuoji tokį būdavo, tai taip smagu važiuoti, nebaisu. Vis tik ves mumi ne į Lenkijos pasienį, Katovicus, bet į Čekiją. 76 kilometrai iki Ostravos. Jau toj turėtų būti pasienis. Privažiavom. Česka Respublika, pasienį Čekijos. Rašo granica panstva. Surodom Katovicų jau kryptį. Pasižiūrėsim tiksliai, ar jau mes čia tikrai Lenkijoje. Va, čia Lenkų visi greičiai. Visi greičiai, jo, informacija. Va, viskas. Lenkijoje esame. Tai taip kaip namuose. Dabar Lenkijoje... Liko dar kokį 900 kilometrų. Nutarim Lenkijoje jau eiti greitkeliais. Pusė 11, sustojom aikšteliai pailsėt, pavalgyt. Važiuojam jau kuris laikas. Kaip ir autostrada, vežiamas 100 greitis, buvo net ir 120, bet kas iš to, kad kas keli kilometrai, o kai kur net kas koks kilometras, šviesoforas stovi. Tai tik pradėjai važiuoti 70-50 šviesoforas. Ką mes šiandien turim pusryčių? Virsi mūsų firminę sriubą, taip, su konserva. Taip. Ką daugiau valgom? Matote tamsta, kas ant stalo yra. Kefyra, duona, pomidorai, makaronai, vaisiai, dar duona juoda, paštetas, sviestas, lašinių dar turim lietuviškų savo. Labai visko daug sočiai ir asortimentas labai platus. Dar čia turim konservą, kurią atsivežėm iš Prienų, buvau palikus automobilį. Tai su jie pati skaniausia sriuba. Stalas paruoštas. Stalas tuščias, pavalgę. Laimingi. Beje, šiandien prasidėjo 6 savaitė, kad mes išvažiavę iš namų. Pavalgėm ir judam toliau. Kažin kaip laikosi vairuotojas. Kaip vairuotojas? Vairuotojas labai laimingas, privalgęs, pilvas įsipūtęs, nuo kefyrų. Nuo kefyro, nesvarbu. Ir nuo firminės sriubos. Va, svarbiausia firminė sriuba. Taip, taip. Nu, turi gerą virėją, šefas geras. Bet kieno receptas? Dabar galėsiu pardavinėti savo patentą. Galit užsisakyti eilutę. Restoranų savininkai ir šefai. Šefai. Čia bus firminis patiekalas keliautojams. Prisipylėm benzo, pilną baką Lenkijoje. 1 euras 2,7. Euras 27, nu tai vis tiek, manau, pigiau negu Lietuvoje. Zaprašam, sako. Taptelėjom čia kažkokią Lenkijos prekybos centrą. Čia matyti. Va. Aha. Šitas
Taigi čia zlotai. Ai, zlotai. Nu tai aišku, va, nepasaldgytas šitas. O šitas pasaldgytas. Šitas tai jau nenori tokio. O kokio nori? Jokio aš nenoriu, bet nupirk. Zlotais mokės. Nu, matai, kaip gerai, kai turi visų rūšių pinigų. Privažiavome eilinį Lenkijos miestelį. Oi, kokie nusekus. Nu per Vyslą važiuoja. Va čia, čia Vysla. Važinėtėlė įdomi, su varpinė atskira. Pusė 7 vakaro nusprendėm sustot poilsiui. Atsiradom aikštelę labai gražią miške. Maždaug kokie 150 metrų pavažiavom nuo kelių, tai nesigirdės ir triukšmų. Šiandien, jeigu būtum norėję, galim grįžti net iki namų, nes likę 275 km. Bet kad mums reikia į Augustavą, mes nusprendėm Augustave rytoj apsipirkt biskelį. Aš važinėdamas pačią pirmą kelionės dviračių dieną pamečiau pirštinę dviratininkų. Tai važinėjau be pirštinių, laimutė sudaužė šalmą. Tai reikia nusipirkti, nes iki Augustavo dabar liko maždaug 125 km, o nuo Augustavo apie 150. Šiandien nuvažiavom 625 km, tai visai pusiau su bėda. Ką mes šiandien vakarieniaunam? Šiandien švediškas stalas. Pirmiausia, tai vaisiai, persikai. Toliau kas ką nori. Duona, sviestas, lašiniai, paštetas, dar sūrių gabaliukas. Sūrių gabaliukas. Krosanai, agurkai. Agurkai, kas šitaip? Krosanai. Ai, bandelės. Nu bandelės. Ir Dar vienas kefyras. persikai. Toks mūsų platus asortimentas. Dabar einam plauti rankas ir einam valgyti. Gerai. Mums svarbu, kad prenumeruotumėte mūsų kanalą. Šiandien. Mūsų gimti namai. Mūsų stovykla paskutinį ryte. Laimutė įsivirs kavos. Ryte kelioniai. Susimatuojam ir lėksim. Nusprendėm, kad eisim pavalgyti Augustave. Cepelinų noriu. Augustave cepelinai su šaltibarščiais tik ir laukia. Kavos kelionė įsidėjau 5 pokelius. Jakobsų ir šitos Paulik. 5 po 100 gramų. Tai va dabar paskutinių 5 pokelių gal koks lašas ir liks. Vienu žodžiu, visai kelioniai man 5 pokelių, kiekvienam rytui užteko. Galvojau, kad jau reiks dasipirkti, bet ne. Va, kaip gerai. Jau apskaičiavai, tai apskaičiavau. Tarp kita ko, man jų kava ten ir tą turkišką geriau. Man jų buvo per stipri. Aš ją su pienu turėdavau gerti. Tai čia išvažiuojam iš vėl miestelis. Petnica. Kažkokia Petnica. Dabar jau gražiai man. Didelė jau čia bažnyčia. Labai. Dar privažiuojame miestelį. Taviskis. Erelis. Čia jų. Paklajojome čia kaip reikalas. Paklydom, čia tų naujų kelių neturi, tai mes pirmyn atgal sukomės 40 km kažkur padarėm papildomų. Bet pagaliau vis tiek tikslą pasieksim. Rašau, kad tik Augustavo 10 km. Pagal laiką tai pusvalandį vėliau nuvažiuosim. Jo, pagal laiką tai pusvalandžių vėliau. Pagaliau pasiekėm Augustavą ir pirmiausia susiradom prekybos centrą. Čia prekybos centrą, pirksim maisto. Apsipirksim kažką tai. Tiesą pasakius, Augustave mes čia nieko neradom ir nusprendėm, kad čia nėra ko gaišintis ir mes aplamai be reikalo čia užsukom. Nu, va, matai. Suvalgysim po persiką, išgersim dar tą kefyrą, nusipirkom Kauflande ir važiuosim namo. Pavalgysim Lietuvoje. Tai žinom kur ir kaip. Čia ieškosim, nieko nerasim. Nieko tik sugaišim. Gaila, kad nerandam kur šalmus nusipirkti. Kažkada čia nusipirkom. Pro Augustavo kanalus pravažiuojam. Laukia turistiniai laivai. Turistinė zona čia prie tų kanalų yra. Augustavo. Artėjame prie Lietuvos sienos, pagaliau namais kvepia ir mūsų kelionės
pabaiga artėja. Jau užrašas Lietuvos Jep. Respublika bus. Ai Lietuvos Respublika jau Lietuvos vėliava matosi. Lietuvos Respublika. Valio! Atvykom prie savo kavinės, suvalgysim bulvinių patiekalų. Lietuviškų. Lietuviškų ir tikrųjų žinom, kad čia skanus. Paimutė gavo savo kavą, bet vandens nėra. Vat visose tose valstybėse, kur buvom, vandens duodavo prie kavos, o čia ne. Jo. Netgi ir man atnešdavo kavos, nors nieko negalėjo. Vandens atskirai. Vandens tai yra. Atskirai atneždavau. Nu. Taip. Gerai, jau darimsim po šaltibarščių ir po plokštainio gabalą. Tai tu nueik rankas, man reikia eiti rankas. Aha, eisiu rankas plautis. Nu, skanesnė kaip Kur kitur. kas, šičia gera kapučino kava. Šaltibarščiai atnešti. Tikri lietuviški valgiai kvepia. Tai vis tiek, kur savi, tai savi. Nu, tai kaip, šaltibarščiai man tai, žinai, vis tiek. Man tai Savas daiktas. Aišku, savas. Skaniau už dešreles. Nu, dešrelių. Sakyk, kaip mes ten galėjom užsimanyti tokio dalyko, kurio tai sakau, niekada gyvenime nevalgom. Ten buvo nuovargio rezultatai. Aš manau taip. Galbūt. Jau nenorėjom jokios ten sunkios mėsos, tokio lengvesnio maisto. Tu baisiausia daug norėdavai vaisių, tai irgi. Vaisius aš visada valgau. Tai visada, bet Tai, jau pernai Ispanijoje, tai už šitiek tu nesirgai tik vaisių. ir ledų valgym be galo daug. Nu, Bet tai karštis. Negalėjom nieko atsigaivinti geriau kaip ledais arba gazuotų vandenį. arba va, Bet gazuotą vandenį tai irgi nelabai sveikas daiktas. Ir kugelis atkeliavo laimutai su grietinė ir spirgučių padažu, o man tik su spirgučių padažu. Spirgučių uždėjau daug, kaip ir prašiau. mus pridėjo kalną. Grįžtame į savo Prienus, parodau, kad būtų matyti Prienai. Nepasikeitė, atrodo, viskas taip pat kaip ir buvę. Viskas, va, mūsų ir gimti namai. namai. Viskas vietoj.